Turėjau kontaktą su savai, žiūrėk, ką siūlo. Naujas dizainerių produktas, narkotikas. Poveikis panašus kaip amfetamino, tik tai priklausomybė mažesnė ir abstinencija lengvesnė. Čia gi delfino. Tu žinai? Na taip, vaikščiojo Alytaus zonai. Labai gerai visi rekomendavo. Kokia kaina? Kaina ta pati. Puiku. Dirbam. Šarkys manęs ieško. Reikia jį atkabinti, kad neturėtų iliuzijų. Aš to pasirūpinsiu. O ką man sakyti, jeigu mane susiras? Kai aš su juo pakalbėsiu, jis tavęs neieškos, būk ramus. Supratau. Gerai, dabar sakyk, kiek reikės ir kaip perduoti. Lauk, aš išjungsiu garsą. Vėl šarkys. Ieško, nerimauja. Aš tuo jam paskambinsiu. Kuo mes baigiam? Neatsiliepia? Nu, tu keistas, Mirkintai. Tai girdi, kad neatsiliepia, ar negirdi? Tai girdžiu, tai ko tu nervuojasi? Susirinkimas gal žmogui perskambins, kai galės. Iš kur tu šitą gavai? Radau. Bet aš, Mirkintai, galvoju, ar tu imsi ir subręsi vieną dieną. Nu, važiuojam. Kur? Kur tu važiuosi? Taigi neatsiliepia žmogus. Tai gerai, tai paliekam kažkur feną, nusiūsim koordinatės ir viskas, nu? Nu ne. Kodėl? Todėl! Gerai, skambink toliau. Kur esi? Tada kur galim susitikti? Taip dabar. Man reikia. Susitiksim, paaiškinsiu. Kur? Tuoj privažiuosiu. Piktas iki apsišikimo. Tai gal supranta, kad išdurinėjai. Kas? Ką ne taip pasakiau, tokis generalinis, jisai gaudosi tokias dalykas. Patylėk, Mirkintai. Gerai, tylėsiu. Gabija, pamačiau, galvoju, tu ne tu. Kur vaikštai? Tu manęs laukiai. Žinai, kad einu šito taku namo. Nu jo, laukiau. Gal nueinam kavos? Čia, žinau, yra nebloga kavinė. O čia negali pasakyti, ko nori. Ačiū. Ačiū. Man niekaip iš galvos neišeina tavo žodžiai, kad aš kažko nežinau. Na, štai dėl ko manęs tykojai.
gali manim pasitikėti. Tikrai. Dovydaitytė nėra nagų prikišusi šioje istorijoje. Ko aš nežinau. Keis temą arba šeinu namo. Nu, jei nepasitikė, Martynai, jeigu tu būtum kažkam pažadėjęs saugoti pastatą, negi išpliurptum žmogų, kurio pasitikė. supratau. Klausimas uždarytas. Bet yra kitas momentas. Koks? Atpildo. Mhm. Čia viskam vadovavo prokuroras Raibužis. Kartą mums pavyko jį prispausti. Manai, dabar jis neturi juodų reikalų? Atein. Kaip reikalai? Gerai, čia stovim, tavęs laukiam. Galvoju, kokiu klausimu pasikritai. Bandau suskaičiuoti. Kiek pinigų iš manęs nunešiai? Bus kokie 200 gabalų, nemaža suma, ne? Kažkokie fake news. Žmonės kalba. Pasirodo, narkotikai zonoje gerokai dažniau negu man sakei. Kodėl tu tiki, ką žmonės kalba, o ne ką aš? Simonas Šarkys. Aš visada bandžiau tavim tikėti. Kada kompensuosi nuostolius? Tu atsipalaiduok, tu blogai informuotas. Man viskas aišku, mūsų reikalai baigti. Tu juokauji. Čia aš juokauju. Mane buvo pagavę į kalėjimą įkišę, tavęs neišdaviau. Čia taip tu man atsilygini? Tai palauk. Tai mes dabar pyksimės? Mes nebedirbam. Mes dabar pykstamės. Su tavim žmonės nebenori dirbti. Įsėdė iki gyvo kaulo, pamirš kelius į zoną. Supratai? Tu ką man pasakėjai? Tu žinai, kas aš toks? Žinau, ligonis. Tvarkyk savo šefą, nes tu durninė atsidursi. Idiotas. Aš Simonas Šarkys! Baik, nu, neturniu, kas tu daras, išpratėjai tu gal? Dabar man aišku, kodėl kalėjimo departamentas nekelia ragelio. Kodėl? A, tai tada turim. Jo, jeigu tik delfinas tinka, tai ko dar reikia? Tada, kaip saksi, auginsim storą gražų sluoksnį taukų. Bloga naujiena ta, kad baronas neatsiranda. Jo, tai sėdi kažkur uždarytas. Kokiam sklepe bando presuoti. Sako, kad paleido. Oi, kardinadikai, blin. Mažai, kai jisai sako, čia gi Šarkys. Čia jo žaidimėliai. Padlos. Tu. Gliuška? Tai grįšiu.
O, jau grįžo. Uch tu. Kur Hardas čia? Ava sakė, kad tu grįž. Čia. А чё, ничего, ничего. Ух ты. Момент. Пардон. Ух tu! Tadikai! Man irgi šito skanaus. Nors ne, viniukai. Sveikas. Nu va, viską sutvarkiau. Šarkys, kad pasiuto. Nukreipė į mane ginklą ir kad puolė gazdinti. Su juo geriau nejuokaut. Ką jis padarys? Nušaus? Nenušaus. Žodžiu, viskas užkurta, galim pradėti dirbti. O kas dėl barono? Daviau dėl jo užklausą. Jis nebuvo sulaikytas. Kaip tai? Areštinės lenkščio jis neperžengė. Vežė, bet nepasiekė kriminalinio biuro. Matyt, laiko kažkur kitur. Arba gyvo nėra. Tau jis labai svarbus žmogus? Ne. Darbinė nuotaika nepradings? Nepradings. Tai tada dirbam. Pradžiai 10 kg padėsit į slėptuvę, o koordinates perduosiu va šituo numeriu. Užsirašyk. Taip, Iniuška. Kokia istorinė šiandien diena. Mūsų kolektyvas vėl pilnos sudėties. Jo, gražu žiūrėti. O man, tai, va, mūsų su tavim bazarai filosofiniai, nu visą laiką, kada pas tavai paaštrinimai, atsimim, nesėdim, tugi man visą laiką apie ką? Apie sąžinę. O prašau, pavyzdys, blin. Tik norėjo Ferdinandas pagal sąžinę pagyventi. Ir ką? Šio šaibų pritrūko. O kaip? Ne, mes tokie gyvenimas toks, blin. Uch tu, Ferdinandasimo. Grįžta. Ateikit, prisėskit. O. Nu ką, ledai pajudėjo. Gavau telefono numerį. Reikia įmest skaičiukus. Užėdėsim patsabų. Bet ryte iš ryto. Šiandien vakaras jau reikia ilsėtis. Tamsoj negerai. Dar įdas koks. Sak, kogi tau reikia. Bet yra kita naujiena. Pasirodo, barono nenuvežė į policiją. Palauk, tai kaip jo mentūrai nebuvo? Sistemoje neužfiksuota. Tai kur jį nuvežė? Nu, kur? Aš nežinau, man tai kažkaip atrodo, kad jo nėra jau gyvųjų tarpe. Vadinasi, sekantis aš. Čio? Tu ką, piniucha pas mus abaldėl, blin? Saugosim kaip savo akį. Teisingai? Nepergyvenk, niekas neprieis. O. Būsim atsargus.
Nemiegi. Kitą kartą perspėk, kad atvažiuoji. Čia tau. Už patirtą stresą. Ačiū. Reikia pamerkti. Bus padaryta. Ir vyno turi. Ne. Taip, kolegė. Mums reikia atsipalaiduoti. Pasilgau tave. Nereikia. Kas atsitiko? Nenuotaikoj? Aš pavargau. Suprantu, buvo sunki diena, tai kaip tik padės nuimti nuovargį. Nenoriu. O ko tu nori? Nežinau, ar galėsi išpildyti. Kodėl? Galėsiu. Noriu, kad išeitum. Kas nutiko? Aš noriu išsimiegoti. O tu čia ateini tik tam, kad manim pasinaudotum. Dovilė, juk mes suaugę žmonės. Gerai, aš pasiklosiu svetainį ir ten permėgus.